Ačiū. Kągi. Ačiū. Taip, šiek tiek juokinga, bet na kągi, turėsiu ir aš pranešimą šiandien ir tikrai džiaugiuosi, kad galėsiu pasidalinti informaciją su jumis ir kalbėsiu šiek tiek apie IT infrastruktūros kontrolę bei efektyvų jos valdymą. Galbūt pati prezentacija nebus tokia labai detali, bet iš principo, paliesiu tam tikrus aspektus, kurie gali būti kertiniai ir svarbus. Žinoma, prieš jau keliaujant į pačią prezentaciją ir tą techninę dalį, visada pati prezentacija turi turėti kažkokį iššūkį, iškelti kažkokią problemą, kad galėtume su ją pasidalinti, kad ji būtų artima kiekvienam iš mūsų, bet pats iššūkis, galbūt IT administratoriai dažniausiai būna, jie jau visi yra žinomi, sakykime taip, kaip ten aptarnauti darbo vietą, ją prisijungti, sutvarkyti kažkokią tai problemą, kuri iškilo, ar tai printeris, ar bet kas kitas. Bet aš iššūkį šiuo atveju iškeliu ir aš iš savo darbo specifikos matau, kad iššūkis dažnu atveju yra išsirinkti programinę įrangą. Tai aš tai labiau perkeliu iš tokios galbūt gyvenimiškos prizmės, kuomet, tarkim, turime kažkokią viziją. Mes ieškom namo, jau mes įsivaizduojam, koks jis turėtų būti. Tarkim, turėtų būti ganėtinai didelis poros aukštų, turėti garažą, gal negana to, turėtų būti dar ir kiemas gale. Pastatysim kokį ten šiltnamiuką, dar kažką, arba tiesiog turėsim vietą, kur galėsim leisti laiką su draugais po darbo. Ir galų gale, koks dar yra pagrindinis kriterijus, tai visa tai turi būti už gerą prieinamą kainą. Ir iš principo tai yra, sakykim, galbūt labai savaime suprantama, kuomet mes ieškome programinės įrangos įmonių, organizacijai ir mes, žinoma, išsikeliame kriterijus. Jie yra labai konkretus. Žinoma, jų yra labai daug. Aš šiuo atveju išskyriau 4 iš jų. Kokie turėtų būti? Tai visų pirmiausia, aišku, yra tam tikros funkcijos, kurias ta programinė įranga turėtų atitikti, kad ji apskritai patenkintų mūsų organizacijos reikalavimus. Toliau pats sprendimas, žinoma, jis turi būti ir patogus, naudoti, neapkrautas, kad aš nors ir naudojant tą programą, gebėčiau greitai vykdyti savo norimas užduotis. Žinoma, tuo pačiu gali būti aktualus ir suderinamumas, ką aš turiu omeny, kad jeigu organizacijai turime įvairiausio tipo, sakykime, operacinių sistemų, galbūt mums yra reikalinga padengti ne tik darbo vietas, bet ir mobiliuosius įrenginius ir panašiai, tai ta programinė įranga, tikimės, kad ji tai ir atliks. Ir aišku, galų gale ta programinė įranga turėtų būti už prieinamą kainą pagal, tarkim, paskirtą biudžetą ir panašiai, tiek, kiek mes galim savo leisti. Ir aišku, nutinka tokių situacijų, kad, ir žinome tą dėsnį, kuomet paimkime 2 iš 3 arba 3 iš 4 dalykų ir, vieno iš kažkurių tų, dažnu atveju negausi. Tai jeigu tas sprendimas yra patogus, suderinamas ir už prieinamą kainą, tai galimai jam trūks kažkokių tai funkcijų ir gali nutikti taip, kad, to sprendimo teks atsisakyti. Tiesiog mes jį, sakykim, taip praskipinsim. Toliau, žinoma, gali nutikti ir taip toks scenarius, kad pats sprendimas, pokalbio metu yra funkcionalus, patogus, prieinama kaina, bet, galbūt trūksta kažkoks derinumo, padengia pusę mūsų organizacijoje esančių renginių, nepadengia Mac'os operacinės sistemos, Linux ir panašiai, irgi. Jau reikia arba su tuo kažkaip susigyventi, arba jau ieškoti kito sprendimų. Ir galų gale toks 90% standartinis variantas, kuomet programinė įranga turi viską, yra ir funkcionali, ir patogi, ir suderinama, bet ji galų gale vis tiek tampa labai brangi, galbūt yra ir kuriama tam, yra pritaikyta didelėm enterprise'am, organizacijom, kurios gali savo leisti maksimalų funkcionalumą ir leisti mokėti didelius pinigus, 10 tūkstančių eurų, tą sprendimą įsigyti. Ir šiuo atveju, žinoma, galit mane vadinti melagiu, bet pristatysiu sprendimą, kuris gali padengti visus 4 šiuos punktus, būti tiek funkcionalus, tiek patogus, turėti didelį palaikymą, žvelgiant iš, tarkim, operacinių sistemų ir panašiai, ir, būti prieinamas kaina. Tai šiuo atveju šiandien aš kalbėsiu apie Manage Engine. Manage Engine kaip gamintojas, jis yra labai platus, jis turi begalę produktų, kurie gali, padengti realiai daugą, viską. Dar bus skaidrė, turėsim tokį greit, prabėgsim per patį
programinės įrangos sąrašą, bet iš principo šiandien koncentruosiuosi į Endpoint Central sprendimą, kuris ir yra skirtas efektyviam darbo vietų valdymui bei administravimui. Visada, kai kalbame su žmonėmis, jiems patinka konkretus pavyzdžiai, skaičiai ir kad būtų galima tiksliai pamatuoti ir įvertinti vis dėlto, kuo tas vienas sprendimas už tą kainą gali būti pranašesnis už kitą. Tai vieno susitikimo metu su klientu tiesiog aptarinėjome jo turimą programinę įrangą, kam ką naudoja, galbūt yra poreikis praplėsti funkcionalumą ir panašiai. Tai tarkime, turime nuotolinio prisijungimo programinę įrangą X už tam tikrą kainą, skaičius čia, sakykime, yra realus. Ir kokia yra pagrindinė jos funkcija, yra atlikti nuotolinį prisijungimą. Kad šiek tiek detalizuoti, pati kaina atspindi 3 konkurentinių sesijų skaičių. Tai yra, kad 3 administratoriai galėtų jungtis vienu metu ir aptarnauti darbo vietas, nes iš principo nuo to ir prasideda administravimas, bet kurio įmonėje yra svarbu, kad mes prisijungtume prie tos darbo vietos ir gebėtume greitai nuotoliu išspręsti tas problemas. Ir žinoma, klientui parodėme ir pristatėme alternatyvą, Manage Engine, pateikėme pasiūlymą, kaina šiek didesnė ir pats sprendimas, jis irgi turi remote control funkciją. Ir dabar pagalvosit, kame čia kabliukas, kodėl klientas gali apskritai išlošti, nors kaina ir didesnė. Tai tiesiog pats sprendimas tuo pačiu turi ir patch managementą integruotą kartu tą pačią kainą, tuo pačiu ir asset managementą, MDM ir dar software deployment funkcijas. Tai jau, sakykime, pats tikslas irgi yra dažnu atveju ne tik, kad parduoti, sakykime, sprendimą, kuris atlieps daugiau funkcijų, bet ir konsoliduoti pačio kliento pajamas, kad jis galėtų įsigyti vieną sprendimą ir, jau, sakykime, matematiškai paskaičiavus jam tiesiog apsimokėtų ir galbūt net jis ir staupytų pinigų. Tai tokiu atveju tikrai turėjom. O kalbant jau iš tokios techninės perspektyvos, šiek tiek detalizuoti tas pačias funkcijas, kad mes gebėtume įsivaizduoti, ką kiekvienas šitų modulių daro. Tai kalbant apie patch managementą, tai pati sistema jį palaiko tiek Windows, Mac, Linux patch managementą. Yra galimybė automatizuoti pačius patchus, kuriuos mes norim pagal jų svarbumo lygį. Nes patys patchai yra skirstomi į critical, important lygius, sakykime, tiesiog patchus, kuriuos yra svarbu įdiegti, kalbant, pavyzdžiui, kokią naršyklę ar bet kokią kitą kasdieną naudojamą programą. Tai visą tą procesą yra galima automatizuoti. Žinoma, kalbant apie kritinius patchus, svarbius patchus, mes norime įsitikinti, kad tas patchas jis kažko nesugriaus pas mus, kad jis yra pilnai veikiantis, patikrintas ir nieko mums nenutiks. Tai yra galimybė naudoti test ir approve funkciją, kuomet mes išskiriame tam tikrą kompiuterių grupę, tokią kaip testinę grupę, ir kuomet ir jie yra tie bandomieji triušiai, juose yra paleidžiamas tas atsiradęs patchas ir jeigu viskas vyksta sėkmingai, tik tada automatiškai visą likusią įmonę į darbo vietas yra sudėgiamas tas patchas. Tai viską tą yra galima automatizuoti, tuo pačiu yra galima patchinti ir atlikti Windows update'us. Ką yra svarbu paminėti, kad pats gamintojas, jis palaiko daugiau nei 850 trečiosios šalies gamintojų. Tai didelė tikimybė, kad jeigu turite kažkokią kitą programinę įrangą įsigiję, apskritai kalbant bendrinę prasme, tai jau gamintojas tą programą gebės patchint automatiškai už jūs pagal jūsų nustatytą laikotarpį, kriterijų ir panašiai. Toliau pats turto valdymas, tai asset managementas, jis nėra kažkokia tai naujiena mums, tai pats Manage Engine'as jis gali atlikti patį asset managementą, užtenka tik tai sudėkti patį agentą į darbo vietą. Iš principo, tuomet yra surenkama visa ta informacija apie pačią įrenginio hardwarą, periferinius įrenginius, kurie yra prijungti prie jo. Panašiai visa informacija yra surenkama. Tuo pačiu yra galima stebėti ir programinį įrangą, kuri yra ten sudėkta. Tai reiškia, kad galime ją ir išdiegti, jeigu mes to norime, galime sukurti sąrašus programinės įrangos, kuri yra nepageidaujama mūsų organizacijai. Tokiu būdu ta programa tiesiog bus automatiškai išdiegiama, tiesiog kadangi mes taip nustatėm. Galų gale
Galima yra pasinaudoti ir license management funkciją, kuomet mes esame įsigiję licenzijas tam tikrą kiekį, tam tikram laikotarpiui, tai tas licenzijas galima yra suimportuoti į pačią valdymo konsolę ir tokiu būdu mums automatiškai paskaičiuos, kiek degimų yra aptikta ir tiesiog matysim, inventorizuosim pačią licenciją. Tai yra matysim, gal yra kažkoks tai licenzijos perviršis, galbūt turime laisvų licenzijų vis dėlto, kurias galėtume įdėkti dar į likusias darbo vietas ar kitaip jas išnaudoti. Yra to pačiu ir software license compliance funkcija, kuri pats produktas įstebi, ar pati licenzija yra naudojama pagal, sakykim, gamintojo įvardintas taisyklės ir panašiai, tos nurodymus. Ar mes to laikomės. Ir kitos funkcijos kaip aplikacijų blokavimas, geofencingas, kas yra kai kuriuose sektoriuose svarbu, kad jeigu pats įrenginys, pavyzdžiui, palieka nežinau, miesto, šalies teritoriją, tai tokiu atveju tas įrenginys automatiškai yra blokuojamas ir visa ta informacija yra pašalinama, kas yra susijusi su, tarkim, organizacijos duomenimis. Tai visą tą galima yra atlikti ir to pačiu kai kuriems gamintojams yra, jeigu neklystų, palaikoma ir warranty management, kuomet tiesiog surinka informaciją apie patį įrenginio galiojimo laiką ir matom, kada ta garantija pas patį įrenginį baigsis. Toliau yra mobilių įrenginių valdymas, tai gal pasirodys labai arogantiškai, kad tai pasakysiu, bet kiek lyginam, kad, nes ir klientai dažnai lygina, pavyzdžiui, su Intune ir kitais sprendimais, tai šis sprendimas turi visas funkcijas ir daugiau, ką turi, pavyzdžiui, Microsoft Intune'us. Ir iš principo yra galima padengti, valdyti tiek Android, iOS, Windows mobiliuosius telefonus. Galima dėkti, žinoma, aplikacijas į pačius mobiliuosius per nuotolį. Tuo pačiu yra palaikoma BOD, kas yra Bring Your Own Device politika organizacijose, kuomet įmonė leidžia darbuotojui naudotis asmeniniu telefonu darbo reikmėm, tai tokiu atveju yra tiesiog galima sukurti, pasinaudoti konteineriavimo funkciją, įdėkti darbo profilį, kuomet aplikacijos yra, sakykim, taip duplikuojamos, tarkim, pašto aplikacija tampa tiek darbinė, tiek asmeninė ir tuomet, jeigu nutinka taip, kad darbuotojas išeina iš darbo vietos, tuomet tiesiog yra pašalinama visa informacija, kuri buvo susijusi su darbo profiliu. Ir aišku, ta visa informacija yra segmentuojama atskirai, tai reiškia, kad iš darbo profilio informacija, galim padaryti taip, kad ji nenukeliautų į asmeninio profilio informaciją. Taip, ir aišku, visi kiti funkcionalumai, kaip pats įrenginio valdymas, kuomet mes galime apriboti kameros veikimą, tam tikras funkcijas, kad visada geolokacija buvo jungta ir panašiai. Tai, sakykim, tas jau pilnas mobiliojo įrenginio valdymas. Nuotolinis prisijungimas, nuo ko mes ir pradėjom, kaip ir minėjau, kas yra tas administravimas pas visus mūsų organizacijos, tai pats įrankis turi ir remote control funkciją, turi system manager funkciją, kuomet mes galim atlikti tam tikrus pakeitimus registruose, ar ten galbūt išjungti kokį nors servisą, net neprisijungus prie tos darbo vietos vienam ir keliam įrenginiam vienu metu. Esant poreikiui komunikuoti su darbo vieta yra chato funkcija, video, audio funkcija, kuomet mums galbūt bus patogiau komunikuoti, paaiškinti, dėl ko kilo problema ir kaip ją išspręsti. Žinoma, pranešimai, jeigu vyksta kažkoks tai svarbus atnaujinimas, pakeitimas darbo vietoje, tai announcement skiltis tam tikrai pastarnaus. Ir visos kitos pagrindinės funkcijos, aišku, išskirčiau custom scripts ir bendrai kalbant apie Manage Engine, jis jau turi labai daug paruoštos medžiagos, labai daug template'ų, skriptų, kuriuos jau yra galima naudoti arba pasimti savo, juos pakoreguoti ir pritaikyti savo darbo reikmėms, poreikiams. Taip, toliau pats programinės įrangos diegimas. Žinoma, aš tikiu, daugelis naudoja, pavyzdžiui, Active Directory ar kitus sprendimus, tas pats assetas, per tą patį assetą yra galima dėkti programinį įrangą, tai puikiai pasitarnauja, bet pats sprendimas, sakykime, irgi geba dėkti programinį įrangą, turi programinės įrangos repozitoriją, tai yra, sakykime, sąrašą programinės įrangos, kurią gamintojas pastoviai naujina ir jeigu jūs jau norite sudėkti kažkokią tai programą, jums
nebūtina yra juos ieškoti, importuoti į tą konsolę, kad tai padaryti. Didelė tikimybė, kad jūs tiesiog rasit ten ir galėsit automatiškai viską paleisti. Na, tiesiog viskas labai žymiai greičiau vyks. Negana to, yra galima irgi nustatyti degimo politikas, kuomet yra atliekama papildomi veiksmai prieš degimą, po degimo, tai yra, tarkim, įsitikinama, kad yra atliktos tam tikros užduotis prieš įdegiant patį sprendimą, ar bet kokį, tarkim, kitą produktą ir po degimo, tuo pačiu galbūt kokį registrą reikės pakoreguoti, galbūt force rebootą atlikti darbo vietoj. Tai, pilnai mes automatizuojam tą degimo procesą, kad mums daugiau, sakykime, apart jo paleidimo nieko nereiktų daryti, diegiant programinę įrangą į darbo vietas. Ir galų gale self-service portalas. Tai self-service portalas yra programa, aplikacija, kuri yra skirta pačiam vartotojui. Tai reiškia, mes galime sukurti aplikacijų sąrašą vartotojui, kurias jis pats savo nuožiūrą galės susidėkti į savo darbo vietą. Tai tiesiog, jeigu jam tai yra reikalinga, tai tiesiog jis pats taupant, aišku, administratorių laiką galės tai atlikti. Žinoma, operacinių sistemų diegimas, tai kai kurie šių modulių, pabrėšiu, yra sakykime, kaip add-onsai, papildiniai, tai esmė yra ta, kad patys sprendimai yra galima papildyti tokiu funkcionalumu, koks mums tai dienai yra reikalingas ir jį tai papildyti. Tai čia galbūt labai daug neišsiplėsiu, tai galima dėkti ir OSA nuotoliniu būdu, kuo mažiau įsitraukiant į, sakykime, tą procesą, galima sukurti imidžą ir bootable imidžą ir tiesiog importuoti irgi imidžių repozitoriją ir atskirai yra driver repozitorija, kurią galima naudotis ir dėkti operacinę sistemą į darbo vietas. Ir įrenginio apsauga, tai viena iš tokių galbūt širdžiai artimiausių funkcijų, kuomet mes nekalbam apie saugumą. Tai pats Manage Engine tuo pačiu turi ir vulnerability management, kuomet mes, tarkime, gauname visą sąrašą įrenginių, kurie yra pažeidžiami arba turi kritinį pažeidžiamumą, tuomet mes, jeigu nukeliavome tai įrenginį, esame supažindami, koks tas yra pažeidžiamumas, esame nukreipiami į dokumentaciją CVE, kur jau visa ta informacija yra aprašoma detaliai ir yra mums pasakoma, ar yra patchas būtent šitam pažeidžiamumui, jeigu nėra, tai ką reikėtų atlikti, kad maksimaliai apsaugoti tą darbo vietą. Toliau, tuo pačiu pačią konsolę yra galima praturtinti browser security funkciją, kuomet mes galime pilnai apriboti tam tikrus naršyklės funkcionalumus, galbūt apskritai apriboti, išjungti, sakykime taip, tam tikras naršyklės, kurios yra neleistinos naudoti organizacijai, palikti tik vieną ir ją pilnai sukonfigūruoti taip, kad jį veiktų pagal mūsų organizacijos norus, čia jau aš labiau kalbu blokuoti puslapius, galbūt nesaugoti slaptažodžių, negalima jungti inkognito modo. Tarsi visus leidžia koreguoti tiek, kiek leidžia koreguoti pati naršyklė. Tai tą mes ir galime atlikti. Toliau, ką turim, tai aišku, įrenginių kontrolė, pačių kokius, sakykime, portus, devices blokuosim, ar turėsime kokius patikimų įrenginių sąrašą, kuriuos mes galėsim naudoti įmonės mastu ir galėsim juos, sakykime, prijungti prie darbo vietos ir panašiai. Tas pats BitLockerio managementas, jeigu yra naudojamas, tarkim, BitLockeris organizacijai, tai pilnai yra galima jį administruoti per nuotolį, per Manage Engine konsolę ir negana to, pats Manage Engine'as turi ir DLP modulį, kuomet irgi galime pagal tam tikrus standartus apsirašyti, kokio tipo informaciją mes norime saugoti. Negana to, jeigu tam tikrų taisyklių nėra, kurios yra mums reikalingos, mes galime sukurti savo taisyklę, pavyzdžiui, pagal Regexo šitą patterną algoritmą, pavadinkim jį taip, ir sukurti, sakykim, tą informacijos dalį, kurią mes norim saugoti. Ir pats programinės įrangos palaikymas, tai dėl ko aš įtraukiau tai pačioje pradžioje, tai jis yra labai platus. Jis palaiko tiek Windows, Chrome OS, Android įrenginius, Linuxus. Tuo pačiu, kalbant iš įrenginių perspektyvos, tai tiek
darbo vietas, mobiliuosius įrenginius, tabletus, serverius, televizorius ir visa kita. Na, tai tas pats palaikymas apskritai yra labai platus įrenginių. Ir kalbant apie integracijas, pats gamintojas, pats sprendimas Endpoint Central, jis jau yra galima integruoti su egzistuojančiais sprendimais, tokiais galbūt kaip Zendeskas, gal kas naudoja Jira, gal kas naudoja ServiceNow ir panašiai. Ir galų gale galima yra papildomai įsigyti galbūt ir kitą sprendimą, tokį kaip Service Deską, kuris paraleliai veiks kartu su Endpoint Central ir vienas kitam atiduos informaciją, galbūt tiesiog iš Service Desko jungsimės prie darbo vietos ir ten viską loginsim. Ir ką minėjau apie kitų, to pačio gamintojo, kitų programinės įrangos sąrašą, tai čia yra visos kitos programos, tai yra produktai, kuriuos irgi galima yra įsigyti, susipažinti. Tai tas sąrašas, kaip matot, yra labai platus ir ilgas. Tai kalbant ir apie SIEMą, PAMą, RMM sprendimus, MSP sprendimus, tai tikrai Active Directory valdymui skirtus sprendimus ir panašiai. Tai va, tiesą sakant, nežinau, kiek man laiko liko, galbūt aš ir greičiau čia viską papasakau, bet jeigu jūs norėtumėt sužinoti daugiau, galite nuskenuoti QR kodą. Šis kodas jūs nuves į mano booking page'ą, rezervuoti laiką susitikimui. Tai jūs galite tiesiog savo nuožiūrą pasirinkti, kad ir kitos, pavyzdžiui, savaitės laiką ir tiesiog turėsime pokalbį ir pakalbėsim, papasakosiu daugiau, parodysiu live demo, kaip tas sprendimas atrodo gyvai ir tiesiog padiskutuosiu. Tai va, tai ačiū labai. Jeigu turit klausimų, mielai atsakysiu. Taip. Taip, geras klausimas. Tai kainodara šiuo atveju susideda iš 3 dalių. Tai yra endpointų skaičius, aišku, yra rėžiai, kuo daugiau endpointų, tuo mažesnė yra kaina per vienetą. Toliau yra Windows serverių skaičius ir galų gale yra administratorių skaičius, kurie jungsis prie konsolės ir administruos viską. Taip. Taip, galima atlikti, galima apskritai kompiuterius suskirstyt į atitinkamas grupės ir tom grupėm sukurti, pritaikyti vis skirtingas konfiguracijas, politikas. Tai taip yra galima viską labai. Taip, gali pats dėktis, jau tą programinį įrangą, kad staupyti pačią administratoriaus laiko. Taip, yra location history, yra ir gyvai galima matyti, kur tas telefonas yra tuo metu, tai visą tą yra galima stebėti, trekinti. Ir jeigu tas telefonas, kaip minėjau, tarkim, išeina iš to, apskritai, čia jau apie geofencingą kalbant, jeigu išeina iš to lauko, tai irgi yra galima imtis atitinkamų veiksmų automatiškai. Bet taip, galima yra stebėti, kuris tuo metu yra pasaulyje. Taip. Daugiau nematau. Taip, prašau. Yra galima paruošti tokį kaip jau vieną, sakykim, tą dėgymo, tą paketą bendrai pavadinkim ir jo. Šiaip, aš gal tiksliai labai neatsakysiu, tai tiesiog galėčiau atsakyti po renginio, pasitikslinęs informaciją.